Susipažinkite su aljansu, kuris nori, kad vakarai išnyktų. Ar girdėjote apie tai, ką kai kurie vadina pavojingiausiu politiniu aljansu vakaruose šiandien? Jis žinomas kaip Raudonųjų ir Žaliųjų aljansas. Raudona reiškia revoliucinę kraštutinę kairę, kuri siekia sugriauti vakarų vertybės. Žalia reiškia politinį islamą, ekstremistinę ideologiją, kuri naudoja religiją kaip politinį ginklą. Nors šie judėjimai turi priešingas nuomonės tokiais klausimais kaip moterų teisės, LGBTQ teisės ir žodžio laisvė, jie dažnai veikia kartu. Juos vienyje bendras priešiškumas Jungtinėms valstijoms, Izraeliui ir vertybėms, kurios yra vakarų demokratijos pagrindas. Ši sąjunga taip pat padeda perinterpretuoti tam tikras sąvokas. Pavyzdžiui, teroro aktus vaizduoja kaip teisėtą pasipriešinimą. Dažnai išnaudoja gyventojų, įskaitant palestiniečius, kančias, kad siektų tikslo – pakirsti pasitikėjimą vakarų institucijomis. Vakarai turi pabusti. Jei šios ekstremistinės ideologijos nebus atskleistos prieš paveikdamos visą kartą, jos gali laisvę pakeisti ideologiniu paklusnumu ir pačiai demokratijai sukelti pavojų. Atėjo laikas rinktis laisvę, o ne fanatizmą, ir demokratiją, o ne totalitarizmą.